Labas. Noriu šiandien dar pakalbėti apie lygtis. Turbūt lygtis jau nusibodo, bet ką jau padarysi? Paspręskime. Ir šio dienos tema yra lygtis, kurių sandauga yra lygi 0. Vadinasi vadovėlyje, kur vienoje pusėje sandauga, o kitoje pusėje yra 0. Ir mes turime labai aišku paprastą pavyzdį. Bet šiandien mes pakalbėsime apie daug sudėtingesnius veiksmus ir lygtis. O kiek mūsų laukia šiandien lygčių, aš tik truputį noriu pakalbėti apie teoriją ir tada apie lygtis konkrečiau. Taigi, kaip spręsti tokias lygtis? Na, matome, kad mes turime sandaugą. Žiūrėkite, čia yra vienas skaičius dauginamas, o čionai yra kitas skaičius dauginamas. Ir klausimas, o kada dviejų skaičių sandaugoje mes atsakymę gausime 0? Pavyzdžiui, iš ko mes turim padauginti 4, kad atsakymas būtų 0? Viena. Į ką? Nežinote, nieko tokio. Iš 0. Tik tai daugindami iš 0 mes atsakymę gausime 0. Ir viskas. Reiškia, mes turime dauginti iš 0. Mat, vietoj klaustuko turi būti 0. Ir tokiu atveju mes išmokstame gana paprastą, bet gana svarbų dalyką. Jeigu mes dauginame x su x minus 3, reiškia, kad bent vienas iš jų turi būti lygus 0. Tai reiškia arba x yra lygus 0, arba x minus 3 yra lygu 0. Kodėl? Nes mes, jeigu turėsime čionais veiksmą lygų 0, tai sandaugoje mes gausime 0. Ir čia nutinka įdomus dalykas. Mes gauname du atsakymus. Šiuo atveju mes mokam spręsti lygtis. Taigi, darome plus 3, kad minusas dingtų, ir x yra lygu 3. Mes gauname du atsakymus. Taigi, kuris atsakymas yra teisingas? Ar x lygu 0, ar x lygu 3? Nes ar gali būti jie būti teisingi? Gali. Mes ir turime du atsakymus. Reiškia, galim patikrinti. Jeigu vietoj x rašysime 0, tai 0 kart šitaip gerai bus 0. O žinot ką, netgi įstatykim pavyzdį. Bandom abu įstatyti. Gerai? Taigi, jeigu vietoj x rašom 0, tai mes gausime 0. 0 kart 0 minus 3 lygu 0. Ar tikrai? Pabandome, tai yra 0 kart minus 3 bus lygu 0. Fantastika, labai gerai. O kas jeigu mes turėtume trejetą? Tai gerai, vietoj x trejetas 3 kart 3 minus 3 lygu 0. Tai reiškia 3 kart 0 lygu 0. Nuostabu. Taigi mes gauname atsakymę, kad x turi du sprendinius. X atsakymę. Mes galime rašyti arba atsakymas 0 ir 3, arba x lygu 0, x lygu 3. Taip, nežinau, kaip pas jūs rašote mokykloje. Taigi mes turime du reiškinius, du atsakymus. Dvireikšmes x. Puiku. Ir dabar galime prieiti prie šitų sudėtingesnių jau lygčių, galite pažiūrėti, kurios jums kelia klausimų, ir galite netgi tiesiai paspausti apačioj, pasirinkti, kurios lygties sprendimo norite. Bet rekomenduoju visas pasižiūrėti, nes kai kurios iš jų tikrai atrodo lengvos, bet nėra tokios lengvos. Pavyzdžiui, pirma yra gana lengva. Matėm panašų pavyzdį. Jeigu x kart x minus 3 lygu 0, reiškia arba x yra lygu 0, arba x minus 3 yra lygu 0. Šoniai sprendžiame, kad tai x yra lygu 0, čia plus 3. Čia tas pats veiksmas buvo iš tikro. Taip, tai x lygu 3. Fantastika, mes jį sprendėme. Šaunuolį, mes tai sprendėme, einam prie antro veiksmo. Ir čia įdomiau. Ką mes čia gauname? Kaip čia yra? X kvadratu, čia jau sunkesni dalykai, ar ne? Mes galim tiesiog išskaidyti. Mes galime tą išskaidyti. Tai yra x kvadratu yra x kart x. Ir
tas dvejetas, kur jis keliauja. Mes turime kelis variantus. Mes galime sandaugoje čia parašyti dvejetą. Galime čia parašyti dvejetą. Galim viską apskliausti ir čia parašyti dvejetą. Galim čia parašyti šaknis iš 2 ir čia šaknis iš 2, jeigu norite. Galite čia parašyti 1, 2, o čia 4. Nedarykite taip. Ir taip toliau. Bet mes galim bet kurį iš jų pasirinkti, pavyzdžiui, 2x. Ir lygu 0. Ir mes turėsime vėlgi puikų sprendimą, puikų variantą. Arba čionais yra lygu 0, arba čionais yra lygu 0. Abu išspręskime. Tai jeigu 2x lygu 0 arba x lygu 0, natūralu. Ir čia bus x lygus 0. Taigi, šiuo atveju turim tik tai vieną sprendinį. Nebe 2. Nuostabu. Judam toliau. 3. C uždavinys. Ir mes turime abu x-us turime. Turime čia ir čia turime x-ą. Neturime sandaugos. Mes turime atimti. Kodėl savo sprendimas lygčių, kur yra viena pusė sandauga? Na, mes galime išsikelti prieš skliaustus bendrą narį. Tai koks yra bendras narys? Na, mes matom, kad neturi šešito, pavyzdžiui, čionais. Čia yra šeštas, o čia nėra šešito. Na, gerai. Ir čia yra x-as. Mes galime iškelti x-ą prieš skliaustus. Vieną x-ą. Iškeliam x-ą prieš skliaustus. Kas čia lieka? Čionais lieka tiesiog x-as. Mes padalinam iš x-o. O čionais lieka tiesiog -6. Ir mes gauname tokią sandaugą. Mes tai, kad turime sandaugą, matote, yra daugybos ženklas, kurį mes galime užrašyti. Ir sprendžiant jau prastai jau išmokome, ar ne? Arba x lygu 0, arba x minus 6 lygu 0. Mes išsprendžiame, čia plus 6, gausime x lygu 0, arba x lygu 6. Super. Šaunuoliai, sprendėte. Labai gerai, labai džiaugiuosi. Keliaujame prie D uždavinuko. Ir D uždavinys jau yra toksai, mes neturime nei sandaugos, nei lygu 0. Kas čia per nesąmonė? Iš viso? Na, ką mes galim pasidaryti? Mes galim išsikelti viską į vieną pusę. Visus y-us, visus nežinomuosius į vieną pusę. Kaip mes ir paprastai sprendžiam su lygtimis. Tai mes galim perkelti 42y. Gerai, arba tiesiog atimti 42y. Kai mums patogiau, mes gausime, pakeisim spalvą, gausime 6y kvadratu minus 42y, nes apsiverčia ženklas, lygu 0. Ir ką mes galim padaryti? Mes galime iškelti prieš skliaustus bendrą narį. Ir yra keli variantai, kaip tai galite padaryti. Galite tiesiog iškelti y, viskas su tuo yra gerai. Jeigu iškelsite y, gausite 6y minus 42 ir taip galite spręsti. Bet jeigu viskas bus gerai, mes taip galime spręsti, gausim atsakymą, išspręsime, kad 6y minus 42 yra lygu 0. Viską dalinam, keliam į kitą pusę tada, plus 42. Gausime, kad 6y yra 42, viską daliname iš 6 ir y bus lygu 7. O tenais y lygu 0. Viskas su tuo yra nuostabu. Tačiau galbūt jūs galite iš karto pastebėti, kad mes galim prieš skliaustus iškelti ne tik tai y, bet ir šešitą. Na, žiūrėkite, dar tą ištrinsiu. Eilutę, mes galime ir 6 iškelti, nes abu šie skaičiai dalinasi ne tik iš y, bet ir iš 6. Tai aš galiu iškelti 6y prieš skliaustų, taigi bus 6y, dauginam, jeigu norim dauginti, jeigu norim rašyti, bet nebūtina. Ir kas mums lieka? Tiesiog lieka y, na taip, nes mes padaliname. Ir čionais lieka minus 7. Puikiai išsprendžiame viską. Čionais 6y lygu 0 arba y minus 7 lygu 0. Abi sprendžiam lygtis, čia daliname 6, čia pridedam 7, gausime y lygu 0 arba y lygu 7.
7. Va toks yra sprendimas. Jau galite iš karto pastebėti, kad išsikeliame visą lygtį, kad mes galime išsikelti 6y, tai juos ir išsikelkime. Puiku. Einam prie sunkesnių uždavinių, nes atrodo, čia buvo jau ką veikti, bet yra dar labiau ką veikti. Taigi, mūsų sunkiausi uždaviniai. Šitas netrodo toks baisus iš tikro. Kartais pamatysite tokią situaciją. Mes esame pratę, ypač paskutinius kelis metus, atskliausti. Ir jeigu atskliausti, jūs padarysite savo daugiau rūpesčių ir sunkumų. Taigi šiuo atveju yra geriausia net neatskliausti, o spręsti neatskliaudus. Mes tiesiog galim prilyginti abu šiuos dalykus, abi šiuos skliaustus nuliui. Arba čionais bus lygu nuliui, kairysis reiškia x minus 7 lygu nuliui, arba x plus 3 yra lygu nuliui. Mes abu juos išsprendžiame įprastu mums lygties sprendimo būdu, kurį išmokom 5 arba net 4 klasėje. Čia plus 7, čionais minus 3 ir gausime, kad x arba lygu 7, arba x yra lygu minus 3. Fantastika, labai paprasta. Matote, tiesiog mes realiai apverčiam, jeigu yra tiesiog paprastas x-as, mes apverčiam tą skaičių į kitą pusę, prašom jam priešingą, ir gaunam plus 7, plus 3 gaunam minus 3. Tiesiog apverčiam ženklą, atsakymą, bet iki to turim parodyti, kaip tai gauname, gerai? Neužtenka parašyti atsakymą. Puiku. Tam toliau liko dar 2 uždavinukai ir šitas yra gal kiek smagesnis. Mums reikia pastebėti vieną dalyką. Mums reikia pastebėti greitosios daugybos taisyklės. Galbūt atsimenate tokią formulę x plus a kart x minus a yra lygu x kvadratu minus a kvadratu. Ne? Ir jeigu pamatysite tokį veiksmą, realiai x kvadratu ir minus kažkoks skaičius be jokių x-o, labai gali būti, kad, taip ir reiktų spręsti. Toks būtų sprendimas. Mes turėtume atrasti, ištraukti realiai šaknį iš čionais. Mes turime atrasti, ką su kuo sudauginę gausime minus 2,25. Jeigu mokate dauginti mintinai kvadratus ir traukti šaknį, jeigu atsimenat šituos skaičius, tai labai gerai. Jeigu neatsimenat nieko tokio, tai šiuo atveju 2,25 tai yra 1,5 kvadratu. Taigi mes gausime x plus 1,5 kart x minus 1,5 lygu 0. Ir mes gauname tiesiog įprastą lygtį su jos sprendimu. Taigi, arba x plus 1,5 lygu 0, arba x minus 1,5 lygu 0. Mes išsprendžiame ir gausime, kad x lygu minus 1,5 ir x lygu 1,5. Nes mes tiesiog keliame kitą pusę ir apsiverčia ženklai, ar ne? Fantastika, jūs vėl išsprendėte kartu, visą parodom čionais veiksmą, parodom mūsų atsakymą, galim šitą minus 1,5 ir 1,5. Šauniai išsprendėme. Na ir paskutinis mūsų veiksmas šiandien yra G. Šitas yra smagus. Aš norėjau būtinai šitą jums įkelti šiandien. Mes vėl išsprendžiame abi lygtis. Jos nėra sunkios lygtis iš savęs, bet svarbu nesuklysti. Taigi, arba 3x minus 7 lygu 0, arba 2x plus 5 yra lygu 0. Mes, kadangi esam tikrai profesionalai lygčių sprendėjai, mes čia pridedam 7, o čia atimam 5, gausime 3x yra lygu 7, arba 2x yra lygu minus 5. Viską daliname iš 3, viską daliname iš 2 ir gausime, kad x lygu 7 dalinti iš 3, tai 7 dalinti iš 3, o čia x lygu
minus 5 dalinti iš 2 gausime čionais x lygu 7/3 arba tiesiog x lygu 2 ir 1/3. O čionais x lygu minus 2,5 arba 2 ir 1/2. Na va, tokie yra mūsų atsakymai šios lygties. Na va, labai gerai, aš apibrauksiu žaliai. Na va. O jeigu netyčia šitos lygtis jums pasirodė per sunkios, nesijaudinkite, mes turime dar porą lygčių video, kurie jums padės suprasti geriau lygčių, sudėtingesnių lygčių ir lygčių su trupmenomis pagrindus. Tai ačiū Jums, iki kitos